Šis kelias veda į Vyžeičius. Prieš kelis šimtus metų tai buvo nemažas rėžinis kaimas. Praeito amžiaus trečiajame dešimtmetyje kaimas išsiskirstė į vienkiemius. Prieš kelis dešimtmečius išsiskirstė ir vienkiemiai. Ir kaimo laukus lanko vien debesis, vėjai ir vyturiai. Kažkada čia gyveno daug žmonių. Jie bendravo, dainavo, šventė, tuokėsi, augino vaikus ir apraudojo savo mirusiuosius. Seni medžiai tebesaugo vietą, kur buvo mano senelio sodyba. Čia taip pat buvo Vyžeičių mokykla. Šioje sodyboje gimė mano motina. Čia ji mirė, iš čia ją žmonės palydėjo. Laiko vėjas išpustė kaimą. Tik senos kapinaitės mena, kad čia gyventa. Tačiau kapai bevardžiai, virš jų sužėlę lauko gėlės. Yra tik vienas antkapis su užrašu. Jis pastatytas moteriai, kuri karo metu žuvo per lėktuvų susišaudymą. Yra dar kryžius su užrašu, kad jį pastatė Vyžeičių visuomenė. Kasmet kapinaitėse išauga ir vėjai supasi lelija.